Manau, kad tarp jūsų nėra žmonių, kurie nežinotų, kas yra Rubiko kubas. Rubiko kubas – tai 20-ojo amžiaus 90-mečio popkultūros simbolis. Tik pasirodęs prekyboje net per 2 metus buvo parduota 100 milijonų kubų. Keletą iš tų milijonų nupirkom ir mes. Bet mažai kas žino, kad su jais reikia žaisti taip. Ne taip. Tai žaidimas galvosūkis. Rubiko kubą sudaro 36 kubeliai. Žaidimo esmė – sutvarkyti kubą taip, kad kiekviena iš šių sienų būtų vienos spalvos. Kubas turi 43 milijonus galimų konfigūracijų. Kas iš jūsų bandė nors vieną kartą gyvenime surinkti Rubiko kubą? Ir kam pavyko? Jau mažiau. To jaus mes paieškosim čempioną. Labas vakaras. Ar norit būti čempionė dabar šiandien? Matau, kad labai norit. Jūsų aplodismentai. Ar bandėjai nors vieną kartą surinkti? Bandėjai. Paimk vieną bet kurį. Nesijaudink, tau nereikės surinkti į visą, mes nedarysim turnyrą, bet bent vieną pusę gali pabandyti. Pasukinėk. Tai yra paprasti Rubiko kubai. Turiu omenyje, kad jie nėra specialiai pagaminti ir neturi jokių paslapčių. Pasaulyje kiekvienais metais rengiami Rubiko kubo turnyrai. Ar žinote, koks yra rekordinis laikas surinkimo? Vienas studentas iš Japonijos surinkinėja Rubiko kubą beveik per 10 sekundžių. Labai greitai. Mūsų su Diana rekordinis laikas beveik 3 paros. Tik tai mūsų kubas buvo ledinis. Ir ten mes sprendėm sudėtingą galvosūkį, kaip patiems netapti ledo kubeliais. Jūs dabar žinote, kad rekordas yra 10 sekundžių. Bet niekas greičiau už mūsų Diana Rubiko kubų dar nesurinkinėja. Žiūrėkite, naujas pasaulio rekordas. Dėmesio. Ops. Matot, tai, kas atrodė sunku, pasirodo paprasta. Kaip tau sekasi? Nelabai. Aš jums prieš tai rodžiau, kad su kubais galima žongliruoti, bet jeigu jūs arba tu mesi kubą į orą ir pagausi, jisai pats nesusirinks. Bet yra vienas būdas, kaip greitai sutvarkyti kubą. Ar žinote koks? Perdažyti. Labai greitai. Bet leiskite mums dabar padaryti kažką neįprasto. Prašau, išties ranką. Aš padėsiu tau kubą ant delno. Pakelk taip, kad aš matyčiau bent 3 pusės, aš paimsiu jau surinktą ir padarysiu štai taip. Manau, neužims ilgiau 10 sekundžių. Ups. Bet ne viskas taip paprasta. Žiūrėkit labai atidžiai. Viena pusė. Vienodos. Antra. Trečia. Ketvirta. Penkta. Ir 6. Ačiū labai, kad padėjai. O aš noriu pasakyti tik tai, kad kubai čia ne prie ko. Viskas, kas vyksta, priklauso nuo mūsų minčių.